Vanduo. Jame slypi gamtos ir visatos paslaptys. Jis dengia 70% planetos ir tie patys 70% vandens yra mumise. Vanduo lydi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, namie, darbe, einant pasivaikščioti ar kelyje. Malšindami troškulį mes geriame vandenį nesusimastydami apie tai, kokią reikšmę jo kokybė turi mūsų sveikatai ir savijautai. Be jokios abejonės yra svarbu, kad mes kasdien turėtume galimybę gerti maksimaliai saugų ir naudingą vandenį. Visur, kur mums tik tenka būti. Visada, nesvarbu, kuo užsiimame. Būtent dėl to ir sukurtas Coral Mine. Tai pats paprasčiausias ir prieinamiausias būdas gerti kokybišką vandenį, optimaliausiai tinkantį mūsų organizmui. Keliaukime į pačius Japonijos pietus į Okinavo salą, Coral Mine'o tėvynę, kur senovinius koralinius atolus supa krištolo švarumo pietų Japonijos jūros vandenys. Okinava vaizdinga, nuostabia pirmykštę gamtą išsaugojusi koralinė sala, su žydromis lagūnomis pilnomis gausios įvairiarūšės povandeninės gyvybės. Ši unikali vieta saugo ilgaamžiškumo paslaptį. Visame pasaulyje Okinava yra žinoma kaip daugiausiai ilgaamžių turinti sala. Okinavos kaimuose gyvena daugybė žmonių, kurių amžius nuo 80 iki 115 metų. Dauguma iš jų gyvena aktyviai ir yra sveiki. Čia vaizdingoje prie pat okeano esančioje vietoje iš smulkintų koralų liekanų ir gaminamas universalus vandens kokybę gerinantis produktas Coral Mine. Šių koralų skeletas pagal savo genetiškai sąlygotą sudėtį labai panašus į žmogaus ir jį sudaro turtingas mineralinių druskų kompleksas. Daugiausiai tai kalcio ir magnio druskos. Jo sudėtį taip pat įeina kalis, geležis, fosforas, siera, silicis, chromas, manganas, cinkas ir daug kitų mineralų. Reliktinio koralinio smėlio nauda kaupėsi šimtmečiais. Pabaigę savo natūralų gyvybės ciklą, koralai nusėda jūros dugne ir formuoja vertingas nuogulas su visu spektru mineralų, kurių gausų jūros vandenyje. Japonijos vyriausybė turi išskirtinės teisės reguliuoti senovinių Okinavos koralų gavybą. Gavybos procesas yra saugus naujai besiformuojantiems koraliniams rifams ir saugo ekologinę pusiausvyrą. Kruopščiai atrinkta žaliava keliauja į gamyklą, kur naudojant specialią technologiją yra išplaunama, sterilizuojama, sijojama ir po to supakuojama į 1 gramo popierinius maišelius. Įdėtas į vandenį, Coral Mine maišelis praturtina jį naudingais, lengvai biologiškai įsisavinamos joninės formos mineralais. Tuo pačiu padaro vandenį fiziologiškai visavertį. Vandens su Coral Mine vartojimas palankiai veikia viso organizmo būklę. Jo unikalus energinis mineralinis kompleksas reguliuoja organizmo vandens ir druskų pusiausvyrą, padeda normalizuoti gyvybiškai svarbių sistemų funkcijas. Pirmieji koralų naudos sveikatai paminėjimai užfiksuoti 9 mūsų eros amžiuje. Šiuolaikiniai mokslininkai pradėjo tyrinėti koralų smėlį 90-metyje, dėdami jį krekerius ir analizuodami, kaip pagyvenusių žmonių organizmas įsisavina kalcį. Vėliau eilė mokslinių darbų apibrėžė šiuolaikinį teigiamo koralų poveikio žmogaus organizmui supratimą. Tyrimai tęsiasi ir šiandien. Jie atskleidžia naujus Coral Mine'o poveikio vandeniui aspektus. Naujausius tyrimus organizavo profesorius Jermanas, Slovėnijos instituto Bion vadovas. Šiame institute vandens savybių gerinimo metodai tyriami jau 28 metus. Coral Mine'o poveikio vandeniui tyrimo rezultatai nustebino net profesorių. Jis šių tyrimų pagrindų ruošia mokslinę publikaciją. Su produktu Coral Mine kiekvienas žmogus pasaulyje turi galimybę gerti optimalios kokybės vandenį. Juk žmogus yra tai, ką jis geria. Ir gerindami vandenį mes kiekvieną dieną geriname save.